Labas rytas, hibridė, draugai, bičiuliai, jūs vėl žiūrite JJ Fishing kanalą YouTube'ai. Ką atsisėst, ramiai, papasakot, dar nieką nedirbu, tik skėtis įskleidžiu, bardaką pasidariau, atvažiavom vasarę, šiandien 17, atvažiavom mėginti šušarą pagaudyti su fideriukais. Nežinau, upė patvinus metrų gerų, srovė neaišku kokia bus, jaučiu bus kosmosas, vėjas šoninis, tai nežinau kaip čia bus, hebra. Labai abejoju, kaip čia kas. Va, mano bardakėlis, biški, va, aš esu čia prie tiltą. Jeigu žinot, turėtumėt žinoti ir viskas, prie Kuršėnuose tiksliau. Nežinau, nei viena riboka nėra, esu, atrodo, nežinau, čia negyvas dvasias. Nežinau, kaip čia hebra. Nu, pamėginsim. Eisim, pašariuką pasimaišysim šiokią tokią. Nu, praeitų metų kažkokį radau, krautuvį neradau, perk šiandien sliekų neturiu, nei pašaro normalaus. Krautuvį nebuvo pas mane kioske. Tai pizdiec. Žiaurinė kažką, nu, bus matyti. Bet čia išeis kažką, vėjas, tiesiog. Reikėjo man tą nanoj pusę, gal kitaip buvę. Bet pizdu, pamėginsim čia, gal jeigu baisiai gal netrukdys. Gerai, jums ką, smagu žiūrėjimą. Bandau kažką dirbti, makaluotis, botagus mestis, žėtis, kokias rovę, karmuškę laiką, panašiai viskas paskui iš eigos. Davai, hebra, JJ Fishing Justis varo žuvauti, jums smagu žiūrėjimą, jungia lauką. Va, kiek brūda lika. Persėjau, persietą, su suktuku pramakaluosiu, ką persėsiu, kitą, kas gerai dėsim gyvą pašariuką, kas gerai. Pirmas razbainikas, tik užmečiau ant radedos. Makti yra. Ja, karšis pirmas vidurio sezonas atidarytas. Valiau. Nu, pagaliau kiek kūrėmės. 9 realiai pradėjau. Biškai gal neteisis tuo. Biškai palapą taisysiu. O, koks žvoliukus. Hebra, labai sąlygos sudėtingos. Labai va žuolės kiek matosi. Esmė tame, kur dabar čia ruošiaus, vieną kitą, 2 karšius jau turiu. 2 karšiukai jau yra. Oi, mama čia da užsikabin man. Žuolė čia. Gerai. O, vėl kažkur įsūdžiau. O, vėl dugnas kažkur. Aha, nutrauks jaučiu. O, niekaip. O, turi. Atjungsiu lauką. Čia man nėra kada. Reikia, žinokit, filmuoti. Visokias nesąmonės. Bet 2 karšiai yra. Nu, esmė tame, pagaliau galima atsisėsti. Srovė baisiai. 70 nelaika, 80 ne, 90 taip. Jėlė 90 bent čia kur esu. Baisiai didelė srovė, bet, nu ką, hebra, 2 karšiukus turiu. Nu, neišėjo užfiksuoti. Neišėjo. Nu, mėginsim dabar jau kas, jeigu bus kliaus. Vienas ant matylius, kits dzikas su matyliu. Ir 3 kibimai buvo, 2 yra. Ir tiek žinių, hebra, atidarimas pavyko, atidarimas 24 žiemą. Vidurio sezonas atidarytas, hebra. Nu ką, lauksim, žėsim vorseks, ne kažką, vėjas, biški tokia dulksna, da krent.
žolės, nešinės vaikai, nu, yra sudėtinga, šiaip realiai geriausios nebūtų su viena žvejoti. Idealiausias variantas. Čia žiais eigoje, jeigu kalsiu, net su viena peršauksiu. Blemba labai sunkiai, bet sezonas atidarytas, hebra. Pavadėlis pusę metrą, kits kažkur iki metrą, vien abiejų užkyba, kabliuks 12, o pavadėlis 12. Į ką, su pintuku, nepintu monovalo, nauji, ką, nieka daugiau pašaro įsimakalavau, ką aš, hebra, net nežinau čia, paprastai. Dalen kokį, praeitų metų radau, susimakalavau ir kažkokią karšinį, dar kažkokią brūdą įdėjau. Pats net nežinau, sezonas yra atidarytas 24 vasario 17. Atidarytas. Gerai, jums į lauką mėginsim, kas užfiksuoti kibimą ir panašiai. Tikėkimės bus, o jums smagu žiūrėjimo. O tik palėtė, bet sunkiai baisiai. Labi žolės, srovė. Pora yra. O dar. Bambuka. O, tai čia. Yra razbainiks, nedidelis. Aha. Atsargiai. Oho, šušaras. Trečias. Pavieniai. Labai įmant, bet vis tiek smagu. Smagu, atidarims. Atidarims, dar nebuvau šiemet. Šiaip vada pirmas iki. Kolega skambint, turi šnekėt, nėra kaip filmo, o kokia mamka graži. Kokia graži. Valiau. Oi, o, blemba, užkliuvo. O, tokias tokelės, kiek čia mes čia turim? Kiam 8 po 10. 3 karšiukai ir viena mamka nebloga, tokia plaštakinė. Ir yra tų kibimų, bet labai, blemba, sunkiai pastebėti. Vėjas didelis, stiprus. Taip, tikrai, bet nu, tų prisilietimų yra, realiai nėra. Vienas taškas į kits taškas. Kas 10 minučių realiai tik per metimus, nedarau ten kas 2, kas 3 metimus. Nesižaidžiu. Nu, žiūrėsiu eigoj. Taip, vėl, tokšt, arba jau yra užkibęs. Koks vėl pūgžlys, nes ir 2 pūgžlius dar pagavau. Ir tuo, matai, pasirodo yra. Ir dar lietus lyna, man čia bleka sunku net nufilmuoti ant telefoną, visas vanduo jau. Nežinau, jeigu telefonas nebus nieko baisaus, nu dabar biškį po skėčių padėjau. Ir tokia dulksna krent, toks nefainsas ors. Vėjas, dulksna, toks blemba, toks tiesiai vos ne į veidą. Nu, 4 žuvis, hebra, 4, tik vieną išėjo nufilmuoti. Pradžią 2 neišėjo, paskui vėl kolega paskambina, šnekui, bam, kibim skaityčia. Neišėjo nufilmuoti, nu reikia biškai mėginti, kažkaip sekti, mėginti nufilmuoti. O čia bus, nebus, yra ta šušara, banda, bet tokie atrodo pavieniai. Tiek kibimų, nu dabar žiūrėsi, dar 10 minučių pabando, mėginsi jau čia aplamai. Vieną kaip paliksi, taigi krioksą, ant stambesnė masalą, jeigu žolės neužneš baisiai, taigi galės būti. Visą kitą gal reikia pamėginti pasižaist, žinokit.
Dėkas 2-3 minutės per metimus, pavadžiai iki metro. Tai realiai ant mažesnė pagavo ir ant didesnė pavadžia pagavo. Dapo kol kas skirtumo nerandu. Nėra. Nu, eigoj bus matyt. Gerai, chebra. Jungiu lauką. Ate, davai. O, jau. Razbainyks yra, chebra. O, ką tūsgin, žinokit. Eikt. O. Kokie smūgiai. Chebra. Ką čia filmuoju dabar. Tikiuosi. Blemba, neturi pasačiaką. O čia yra bauda. O, karšis. O. Nebloga petelnė. Opa. Žiūrėkit koks. Opa. Nu, gražus. Pažiūrėkit. O, koks gražuolis. Man, opa. O, turi. O, vėl turi, chebra. Po biškį, renkam. O, kas spurda. Bambuks. Na, yra karšiuks. Dai kabliuks nutrūko. Tai razbainyks. O, dar vienas bambukas. Valio. Lamba, kai turi kažką daryti. O, gražiai tūsga. Bliaka, da žolės užpuolė. Tokia blemba. Sunku net pamatyti tos keibimus, nes vėjas nežmonišks. Labai sunkiai. Gal koja kokia. Patūsgė ir paliko. Ir aš paspaudžiau filmuoti. Šiaip daug tokių keibimų buvo. Bandau nufilmuoti, paspaudžiu, žinot, chebra, išakės tuo momentu. Bam, porą sykių patūsga, paleč ir viskas, paliek. Labai sunkiai, bet pagauti įmanoma. Teisingas pavadėlis, kabliuks, pašaras. Pašarą ten, belenkų kokį dėjau. Daug matyliaus dedu vieną porciją. Tas daug ir mažiau tų kibimų. Porcija. Gerai, tu blemba. Jungiu lauką. Nieko nenori. Blemba su tuo filmavimu, chebra. Sėdž bambuks. O, chebra. Butaka nesimata, vėjas nežmonišks. Vėl karšiuks. Nebloga petelnė. Nebloga petelnė turėtų būti. Ai ne, standartinis.
Hebra. Pabiškai gaudom. Opa. Nu. Armatūržoje to. Atiduok matylių. Niam. Hebra gaudom. Oi. O, dar turiu hebra. O, čia jau nebloga kažką. Net keliu. Na jo. Musėt štek šiandien. 4 valandžikės pasėdėjau. Bet geras 6. Arba labai stiprus karšis. O, net nepakylas man bambuks. Į graibštą neturiu. Pekts gal labai baisiai. Pekts. O, štuka nebloga. Kaip tave išimdavo bambukė? O, ramiai. Opa. O, savęs žulėjom. O, papa. Atkabinam. O, kokia štuka. Hebra. Gražus pekts koks. Pekts baisė. Masėt gana. Galėčiau šitą sėdėti. Po vieną krapštos. Nutraukiam. Iki. O, kiek karšioko. Sezonas atidarytas. Opa. Viskas. O, kiek šitą šušarą pagavau. O, neblogai. O, raminkitės. O, kiek brūta. O, pagaliau. Yra visas bambukės, opa, ate 3 kojos, opa, karšiukai, yra įvairesnių, na, ate, bambukai, va, gražas karšis, nebloga, opa, va, čia. O, 7 karšiukai. Buvo, bambukai, gyvenkite. Valiau. O, da išmokė. Gerai, iki kito sykio. Hebra, susirinko šmutkę, žuvį paleido, viskas valio. Sezonas atidarytas. Labai tikrai smagiai. 3 mamkos, sakės, nu. Ir 7, man atrodo, karšiukai. Labai gerai. Per kokias 4 valandžikės geras. 2 nutrūka. Pūkšlių papuolė, 3 ar 4 pūkšliai. Ir taip, tu buvo prisilietimų, bet labai žolės. Labai sudėtingai viskas buvo. Nu, nieko, viskas. Sezonas atidarys kaip ryte. Svarbiausia. O ką, dar tik viskas prasidės. Čia dar atvažiuosi į tą upę ne vieną sykį. Čia po savaitės, kitam savaitgaliui
turėtų viskas būti pasaka. Nes dabar vanduo baisiai, pakilęs, pakris kokių metrų vandeniuks, bus labai gerai. Viskas, sezonas atidarys Chebrytė, labai džiaugiuosi, kirmins numalšintas ir viskas, gerai. Neša šmutkės, varau makalį, tiek, važiuoju namo, gerai Chebra. Ate, iki sekančią kartą stebėkit mano laidas. Dabar tik šiandien tokia, biškė, labai hujova man buvo filmuoti, nieką iš jų normaliai paaiškit negalėjau, nežmonišks vėjas, bangos, vėjas. Kitas iki tikiuosi, gal bus normalesnės sąlygos, viską pamėginsiu paaiškit, kas kaip nuo ką pradėti panašiai. Nes, dabar sąlygos šiandien buvo filmuoti tragiškas. Buvo saulė išlindo, kai baigiau ribalkę. Šakės. Bet vėjas yra didelis. Seks žiauri prieš vėją teka žvejot. Tai tiek. Kitas iki mėginsiu antrą laidą, kaip jau kas varysiu. Antras iki, gal bus tikiuosi geresnis svors. Pašaro maišymai panašiai, ant kablę ką dėti, kaip rasti vietą, į tiek žinių. Mėginsim biškį daugiau papasakoti. Ate.